žinote, ko norite būti ateityje? O, čia labai platus klausimas. Nu, manau, bet žiūrėsiu kaip egzaminą. Ne, neapsisprendė. Kol kas ne. Ne. Dar nelabai apsisprendė iš tikrųjų. Mokytis toliau kažkur. Dar ne. Tik baigia mokyklą. Tai. Iš karto dirbti? Ne, nežinau. O, čia tas kodėl stojau? Jo. Na, iš tikrųjų nežinau. Nu, ateitį jau maždaug žinau jau kaip. Nes ten stojau. Taip, vis tiek reikia baigti. Žodžiu, buvo taip, kad baigiau mokyklą ir aš norėjau pasimti akademinių, bet tėvas norėjo, kad aš imčiau akademinių, nes sako, tu švaistysi savo laiką ir panašiai. Tai... O kaip baigti studijas? Ar žinote, kaip jums reikės ieškoti darbą pagal specialybę savo? Čia geras klausimas. Nelabai? Kol kas net neįsivaizduoju. Žinokit, ne. Neįsivaizduoju. Tikriausiai eičiau per parduotuves, rezume kokią parašyčiau ir tiek. Padės gal? Iš universiteto tokios pagalbos tikrai nesulaukėme ir manau, kad daugeliui studentų yra tam tikra žinių stoka apie kaip susirasti darbą Lietuvoje ir manau yra sunku, sudėtinga. Informacijos apie tai, kaip pavyzdžiui. 0. Nelabai. Mokyklai buvo pakankamai informacijos apie tai, kaip ieškoti darbą. Nieko ten gero aplamai nėra. Ne, mažokas. Tai būna ten testų visokių duoda mokytojai daryti. Ar jie naudingi? Being a foreigner, we didn't really receive this help. Like, I personally didn't receive this help, and I made more or less everything by myself. Well, as I told you, here without the student association, I would be completely lost. Kai tai kokie nors dėstytojai kur nors. Taip, jie sakė, jeigu nebaigsi universiteto prestižinio, tai nieko gyvenime nepasieksi. O aš baigiau prestižinį universitetą, išmečiau pinigus, išmečiau daug metų, o tol, kai iš to nebuvo jokio. Nu, buvo kažkas bandoma, bet nepasakyčiau, kad buvo iš to nauda. Gal kažkam padėjo, bet... Nu, aš pati klausinėjusi, kas man įdomu, pati ėjau, tai ir gavau informaciją. Būdavo, bet labai mažai informacijos. Nu, ne per daugiausiai. Šią datą reikia rašyti. Man, kad buvo pakankamai informacijos suteikiama apie tai, ką veikti galima ir panašiai. Tikiuos mokytojai nematys šitą, bet ne. Nelabai. Tasme buvo tos informacijos, bet kad taip konkrečiai, va, tarkim, tau ten nuėjus būtent ten, tu gali čia gauti ir tai, ta prasme, tai yra labai bendrai. Taip. Pakankamai. Važinėjau mokyklose, iš universitetų atvažiuoja atstovai ir kalba taip. Ar tai naudinga jūsų nuomonė? Taip. Buvo vienas. Tarkim, susitik vienas. Nelabai. Ten vieną kartą į metus būna, bet ir tai būna, kur, nu, tu nori stot, bet ne, kur gali įsidarbinti vasarai. Kartais padeda, bet daugiausia tai ten, tarkim, padeda kitokios organizacijos, nu, kaip, tarkim, Nacionalinė moksleivių akademija, visokie renginiai skirti, stovyklos skirtos pasirinkimui ir taip toliau. O kreipiatės į kokias jaunimo įdarbinimo organizacijas? Ne. O kodėl čia yra Alytui darbo biržos? Nelabai domina tokias. Tokių pasiūlymų ten, ką pasiūlo. Ne. O kodėl? O kad nuveikti? Kokius nors mokymus? Ne. Buvau darbo biržoje, bet savarankiškai tai vyko. O ėjote į darbo biržą ar... Ne, jokių biržų. Ar padėjo? Nu, kaip patirtis vis tiek naudinga, bet kokia veikla. O jis nepatiko kokybė būtent, nebuvo Kad naudingas? tenai tik, kad pasakoja, bet kad tau kai ko paklausia, tai ne pagal tave net atsako žmonės. Čia institucija tokių nelabai ir yra. Visaip ieškojau. Ir į darbo biržą ėjau, bet suradau per pažįstamus tą darbą. Kodėl? Nežinau, užtenka, kiek yra internetinė informacijos. O jūs? Aš tai per pažįstamus įsidarbinau. Ir Ne, niekur nesikreipiau. Ir ieškojo darbo tik per pažįstamus? Ne per pažįstamus. Kažkas, manau, yra, bet tik tai per pažintis. Per pažįstamus. Per pažįstamus. Gal daugiau per pažįstamus. Jeigu labai reikėtų ir tikrai nerašiau nei internete, nei per pažintis, tai čia o ką daryti. Aš nežinau, stovėjo porą draugų biržų ir aš stovėjau, ten buvo pasiūlymų, bet tik tai nekokių. Nu tai, kad ten tokia aplinka maždaug. Gal išlavėja, va ten ir dirb kokiai maksimai dar ką nors. Daugiau nieko tokio kažkokio perspektyvos dalyko tai tikrai nesiūliau. Siūlo tik tais žmonėms tokiems, kurie iš paskutinio varianto jo nebeturi kur kreiptis. Tai kreipiasi ten būtent. O kaip jūs ieškojate? Per darbo biržą, per pažįstamus, per rekomendacijas?
Aš tai likimui atsidaviau. Bet jeigu dabar jums pasiūlytų, tarkim, atlikti kažkokią stažuotę, kaip ten savanoriauti kokio nors įmonėje, atlikti kažkokias praktinės, ar sutiktumėt? Jo, Tiesiog- įdomu būtų patirties pasisemti. Tai jeigu specialybė būtų įdomi, tai būtų. Tai jums neįdomi visą specialybę. O kodėl? Kaip Jei ir mokyklai pastatų būtų įdomu, bet kaip mokyklai nieko neteidavo, tai žinai. O mokykla nelabai teikia kažkokios paramos būtent apie profesinę ateitį. Specialybės atstovais, kurie pasakotų, ką jie daro gerai ir blogai. Būtų gerai, ar ne? Taip, žinau, būtų įdomu. Manau, tikrai būtų naudinga. Tai manau, bet kokiu atveju reikėtų, nes ne visi galbūt, kaip man čia pažįstamai padeda dar Taip. kažką, tai vis tiek galų gale bent jau susivokti, kokia sistema, kaip tu gali to darbo ieškoti, kaip viskas vyksta. Aičiū, žinoma, ir manau, kad ir mano klasiokai, tu pažįstami eitų visi. Labai įdomu. Kad daugiau gal atvažiuotų iš kitų miestų tau, kad kažkaip daugiau padėtų jauniem ras darbą, nes už tai Lietuvoje nieko nelieka, kad čia darbų nėra. Pasakotų, tarkim, kaip įsidarbint, apie darbo pokalbis, ar eitumėte tokius? Ne, Kodėl? ne, tikrai nebūtų laiko. Praktiškai, man atrodo, labiau būtų naudinga negu teoriškai ta medžiaga. Manau, kad gal reičiau, nors dabar internete labai daug informacijos. Jeigu nori, tai tikrai viskas surasi savo. Savo sėkmės. Kas be ko. Bet tokių kol kas nelabai yra dar susitikimų. Tačiau laisvo laiko turėčiau, manau. Kodėlgi ne? Bet ir patys ieško tokių, ar ne? Patys tai ne. Nebent kažkas informuoja. Visai neteko girdėti apie tokius. Gal informacijos trūksta. Trūks informacijos būtų. Apie mokymus. Gal ir lankyčiausi, bet tokios informacijos reikėtų, kad daugiau kažkur pasiskelbtų, nes kartais net pralėki ir nematai. Arba tiesiog informacijos buvo mažai. Tai gal nelabai, trūksta šiek tiek gal reklamos. Ir apskritai, bet aš manau, kad su laiku atsiras. Aš turiu magistro laipsnį, aš noriu surasti darbą pagal specialybę kažkokį, tokį jau geresnį. Kaip man ieškoti darbo? Geriausiai. Aš buvau darbo biržoje. Tai yra labai sudėtinga, bet žinau, kad labai susidursiu su dideliais sunkumais ir aš jau linkiu tik stiprybės, nes iš tikrųjų reikia kažko, reikia, kad jūs kažkas pačiupinėtų, pamatytų jūsų galimybės, viską, suprantat? Labai kitą kartą tos informacijos tiek daug ir tiek visų projektų, tiek visur visi viską daro. Bet aš, pavyzdžiui, bandžiau internetą pažiūrėti, kažkaip nelabai radau, net nežinau kodėl. Gal pas mus dar yra ta bėda, kad nemoka tie darbuotojai, kurie už tai atsakingi, konfigūruoti informacijos taip, kaip reikėtų. Tai žmogus pamato chaosą ir nesusigaudo, kur čia kas. Taip. Tai tokiu atveju tada visada sakau, eikite tiesiogiai į instituciją ir klauskite, kas jums tiesiog įdomu. Norėjau paklausti, ar galima jūsų paklausti dėl įsidarbinimo jaunimo galimybių? Ar turite, dėl įsidarbinimo jaunimui? Neturim nieko. Visiškai nieko. Taip, prasme, ieškau.